caro kariuomenės. Ja. Tėvas nenorėjo, kad aš eičiau. Tai atvykote pats vienas jaunas vyras į Ameriką? Aš buvau turbūt apie 18 metų, rodos apie tiek. Ar nustebino Amerika tada jūs? Amerika buvo ne tokia, kokia dabar. Buvo primityvi Amerika. Nebuvo junijų, kazokai raiti su arkliais, su naganais, mušę per galvas darbininkam, kada prie fabrikų minios stovėjo. Nebuvo ne junijų, nieko. Sako Venzetė, Massachusetts, audiklėse. Ten organizavo juniją. Tai nuteisė pakarti. O Amerikos lietuvių gyvenimas jums tada buvo, reiškia, toks, į kurį pats galėjote jau įsijungti kaip jaunuolis, ar iš pradžio nežinojote, kaip laikytis Amerikos lietuvių atžvilgio? Tais laikais aš Bostone gyvenau, dirbau keleiviai. Bostone 5 laikraščiai ėjo. Tai buvo kultūros centras, o Čikagoje tik 2 laikraščiai ėjo. Buvo 3 chorai. Birutės Kanklių choras ir Gabijos choras Petrauskas, Mikas Petrauskas vadovavo. Piliečių klubas, salė ir dabar dar veikia. Vaidinimus ruošdavo. Gegužinės, Švento Petro Povilo parapijos bažnyčia. Labai daug lietuvių Bostone gyveno. Iš senųjų gal vienas kitą yra. Bet jau jie yra mirę. Ar sakytumėt tada, kad tuo laikinis Amerikos lietuvių gyvenimas prilygo ar pranešė šitą kultūrinį gyvenimą, kur dabar pažįstam? Jis buvo, atrodo, labai įvairus tuomet. Sunku suderinti. Tų laikų lietuvių gyvenimas ir gyvenimo samprata ir aplinkybės buvo labai skirtingos negu dabar. Ir jeigu kalbėti, kas buvo prieš antrąjį karą, ir po antrojo karo, kada naujoji emigracija prasidėjo, tai toks didelis kontrastas kaip diena ir naktis pasidarė. Naujoji emigracija, pokarinė emigracija, Amerikoje sukūrė naują kultūrą, naują, taip sakant, gyvenimą. Pasikeitė viską. Ir senieji lietuviai, kurie galbūt buvo dauguma ir jų mažaraščiai, beraščiai, tai jie išnyko savane. Pradėjo atsikurti visiškai naują mūsų kultūrinę dvasią. Daug ko įnešė naujo, kas net seniems amerikiečiam buvo neprieinama. Sakysim, kurie bandė rašyti ar ką, juos išvadino grafomanais, nemokšomis ir jie atkrito.